Tai labas rytas visiems. Tai pašildom šiek tiek traktorių ir lekiam darbuotis į Pašiūrę. Šiandien pilnas paketas, šiaudai, pašarai. Tėtis miltus jau nuvežė iš ryto. Man liko visi kiti darbeliai. Tai šiek tiek pasidarbuosim, o toliau žiūrėdami video paspauskit like, užprenumeruokit kanalą ir gero žiūrėjimo. Tai vakar pirmadienį paėmė obuolinį, tai svėrė beveik 600, tai iš tikrųjų labai smarkiai nustebino. Galbūt ta visa situacija su veršiais nebus tokia ir liūdna, kaip atrodė, nes vizualiai žiūri svorį, gali įsivaizduoti, bet kiek jisai sveria, nežinosi. Tai pasvėrė 570 ar kažkas tokio, tai visai neblogai. Kaina 230 plus PVM-as, tai irgi gerai. Tai iš tikrųjų visai patenkinti likom. Lauksim pavasarinių pardavimų, žiūrėsim, kaip tada seksis. Tai pradėsim nuo telyčių, porą rulonų šiaudų įsimetėm. Pašiūrėse šlapoka, aišku dabar tirpsta viskas, šilumos daug, purvas, mauras, košė, makalošė, bet nieko, darbuojamės. O pas šitas tai va nėra labai šlapia, pas mazgius, bet mazgiai patys šlapi, turbūt lauke buvo. Ko šlapi? Reikia kažkaip dar žiūriu tą gardą jau iš šieno ištraukti. Nes labai giliai sulindęs. Reikia ištraukti ir biškį pasukti, tada jisai atsistos vėl aukščiau. Nu ką, kratom šiaudus. Nu va, kaip ir darbai nubaigti. Kiekvieną kartą tas pats per tą patį, ne? Čia padaryta, ten padaryta. Visi patenkinti, gražus ir gerai. Oras žiaurus, vėjas didžiulis pučia. Mūrai nenori draugauti šiandien? Mūras visai nenori šiandien draugauti. Kada nors. Kada nors užsinorės. Tai gavau daug visokių komentarų, kad norėtumėt pamatyti pieno ūkį. Tai gal kokį kartą ir susuksiu video, kaip ten kas atrodo. Nieko ten įspūdingo nėra, viskas labai paprasta, bet aišku, tokių ūkių vienetai jau turbūt belikė ir greitai jų visai nebeliks. Bet kol yra, dar galima parodyti. Ateitis turbūt Lietuvos, nu nebent tie didieji išsilaikys pieno ūkiai, bet ateitis yra mėsiniai galvijai, nes su mėsa dar įmanoma išgyventi. Aišku, gal pinigų ir mažiau, bet ir darbo, žymiai mažiau. Jo, su mėšlu irgi jau ateina laikas, tai pasveršelis jau praktiškai su betonu lygiai. Pas šitus dar vietos yra nemažai. Čia pilna, bet aišku, jos paskutinės užsidarė, o čia buvo visą vasarą praktiškai. Kažkokie gyvuliukai taip ir neišvaliau, gal reikėjo išvalyti, bet neišvaliau. Nu, gruodį dar tikrai pratempsim be mėšlo valymų, o toliau lauksim šalčių. Kad išvalyti mėšlą reikia gero šalčio. Nes čia šitoj košiai makotis irgi nesinori. Reikia, kad pašaltų, tada bus daug efektyviau. Jo, polikarbonatas laikosi. Vėjas nebaisus kol kas, visko gali būti.
Bet kol kas tikrai laikosi. Čia šitoj pusėj pašiūrės iš vis vėjo nėra. Nu ką tu didesnė, tai šustresnė. Šitą jau vieno viršiuko eina. O kitos dar pirmas, tik tai pirma viršės bus. Tai va, reikia, galvoju, gal pasitraiškit grūdų daugiau šiek tiek verčiam. Nes mamai miežį su avižom kažkaip sunkiai traiškosi. O aš noriu, kad veršiai didėjai gautų miežę. Tai reikia važiuoti pasitraiškit dar grūdų. Taip, o čia šitoj prietemoj turim telyčių šiek tiek. Kadangi šiemet yra visiškai netelyčių metai ir pašiūriai kaip ir nebuvo labai daug vietos, tai nusprendėm telyčias atsivežti namo. Ir čia jas laikom tvartelį tokiam palaidas. Valom mėšlą. Čia pasistato šieno rulonas. Ir va taip va jos čia savo gyvena. Paskui pavasarį išvešim į pašiūrę, kai išsiduos veršiai. Kad biškį nusiimtų darbą ir šiaip. Per šitą tvartelę eina vanduo į pagrindinius tvartus. Ir jeigu čia nebus jokių gyvulių, tai visas vanduo užšals. Tai vien tik dėl to reikia čia laikyti kažką. Tai pasirenkam telyčias. Tai jo, veršelių metai ir gerai, ir blogai. Tai gerai, kad uždirbsi pinigo daugiau, o blogai tas, kad sustabdo labai smarkiai mėsinių galvijų ūkio augimą. Kai norėtųsi daugiau gyvulių turėti ir greičiau, tai va šitas dalykas labai smarkiai stoja. Pirkti telyčių, tam reikia irgi daug pinigų. Taip, gerai, einu valytis. Teikit. Nu va, kaip greitai ir padaryta. Visas šitas greitis užtruko tik apie valandą. Tai pamečiau skaičių, bet berods 10 tačko. Tai visai neblogai. Nu,
gražuolės galės ateiti į savo namus. Taip. Einam. Nu, nenori eit. Tai reikia paprašyti, kad išeitų. Eikit. Pasidavė miltų, man pasisekė, pašalė iš ryto. Tai va, mažiukai valgo miltus, o dičkiam biškį daugiau miežių įdėjom, nelabai nori ėda. Bet nieko, suės. Labai išlepę ponai pasidarė. Taip, reikia pasižiūrėti, kaip pašiūrėsi reikalai viduj, kaip mūras laikosi. Jo, veršiai labai smarkiai sutrypė šiaudų šį kartą, kažką jie čia darė, ar badėsi, ar ką darė, neaišku. Pašarai neblogai apėstė. Kas čia darosi? Mūro užpakalis. A ne? Ko tu bijai, mūrai? Ko tu bijai? Čia viskas gerai. Nosis smalsios. Taip. Čia viskas labai gerai. Pašarai valgomi. Yra gulinčių. Gulėkit, nieko aš jums nedarysiu. Taip, raižosi va gyvuliai, reiškia sveiki, laimingi. Tai dar artėjom prie reikšmingo įvykio man, tai pagaliau YouTube'ai artėjom prie 2000 prenumeratorių. Tai žiauriai smagus reikalas, nes nepraėjo net metai ir iš tikrųjų tiek daug padaryta ir tiek daug pasiekta, tai aš labai džiaugiuosi. Ačiū jums, kas prisidedat, komentuojat, žiūrit, laikinat, padedat komentarais, patarimais, tai ačiū jums. Tikiuosi sėkmingai auksime ir toliau. Kadangi dar ir artėja kalėdų metas, šventės, šeimų susibūrimo metas, tai iš tikrųjų noriu jums visiems palinkėti gražių, šiltų, ramių švenčių. Pabūkit su šeimom, palikit visus rūpesčius, vargus, darbus. Viską padėkit į šoną ir leiskit laiką su savo šeima, nes tai iš tikrųjų yra svarbiausia, artimieji, draugai, artimi žmonės, tai yra viską, ką mes turim daugiausiai. Tai ir mūras jums linki šiltų ir ramių švenčių ir nuo manęs taip pat gražių švenčių jums. Tai dar galvojom gal šiandien paimti ir ratą Belarusui permontuot, bet tėtis kažko prastai jaučiasi, tai paliekam kitam kartui. Ir tada važiuojam namo. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot, gražių ir ramių švenčių ir iki kito video. Iki!